Stesse cabina. Mana? No. Mana? من dia? Dua kali. Şov. Hepsini alıyor. Hepsini mi de? Hepsini mi de? Cidden kısmı alışılan mı? Tebrik Cristina. Znowu masakra. Aż do dyrektory tam napišu pieši. Laišku rašy. Kaip jau? Čia gerai. Man pavyzdžiui buvo gerai. Kas įdėmė jos? Viską deda. O tai bušinis. Viskas nenori iš man. Kodėl nenori? Vyrai. Nenori. Sėdit ir valgot, kas čia? Jei didesnis nevalgo, tai ir mažiukai jam nenori.
namo. Nu, davai, eik. Namo. Eik namo. Eik namo. Eik namo. Eik namo. Kur man eiti, man čia gerai. Ne. Ar sunku dirbti su vaikais? Nesunku. Dirbti su vaikais nesunku. Jie, ypatingai broliukai, tai labai imlūs tokiems darbams. Rankos ir pirštai miklūs ne tik prie spynų, bet ir daro labai gražius tokius kūrybinius darbus. Ir dažnai pagalvoju, kad man pačiam kaip mokytojui būtų ne tas, jeigu dirbčiau su sveikais vaikais, nes jie nemoka taip džiaugtis savo nupintais darbais, kaip pavyzdžiui Mindaugas ir Kęstas. O jau kitoj pusėje užkišai, kad neiširtų. Iš kitos pusės. Tokį galėsim nukarpinti. Ar atsimenat, kai man padeklamavote eilėraštį kaip pat kokie trečiokai? Kokį padeklamavote, sakykime? Neatsimenu. Snaigės, kur tik žiūri, čia po snaigę, čia po jūrą. Dengia pievą, dengia lauką, snaigių jūrą ir paugia. O dabar kviečiame visus. Ar dabar jau prisiminėte? Prisiminėte? O jūs dar brolių seserų turite, ar ne? Sesę turim. O kur gimė? Būtų žmonės. Sesija? Nu, ta mažiukė. Tai mažiau, dar turim kitą sesiją. Vyresnė. Jinai įvaikinta kažkur. Tai jūs dvi sesės tada turite, aiškiai? Taip. Ar matėte jas? Ne, tik vieną. Ar trūksta jums mamos? Man tai trūksta. Trūksta? Man. Kada dažniausiai apie ją pagalvojate? Kai miegam. Kai mylite? O jūs matėte ją, ar ne? Ne. Ne. Kokią jūs ją įsivaizduojate? Žinau. Aš tai myliu. Bet kokia yra, bet tik myliu. Ką tu norėtum pasakyti mamai, jeigu išgirstų tave, pamatytų? Kad myliu tave labai. Prieš daug metų mes mokėm šitų dviejų brolių dvynukų motiną. Po kiek metų į 2 klasę atvyko pas mus 2 broliukai, Mindaugas ir Kęstutis Šuvaiskai. Ir tada pasivartę bylą sužinojom, kad tai buvusios mūsų mokinės berniukai. Nors ir broliukai dvyniai mane akmenimis apmėto. Broliai Šuvaiskai, kodėl mėtote į Arnoldą akmenis? Man patinka jį mėtyti akmenis. O man patinka jį erzinti. Su ūgiu prasidėjo problemos. Jie pradėjo atrakinėti kabinetus. Jei mums sugesdavo spyna kažkokia tai klasės ar kabineto, ir mes moterys nesugebėdavom įeiti, tai jie tik tai pakrapštydavo eiliniu raktu ir jau durys atidarytos. Jie jau gimė su tokiu genu ir jie galbūt kitaip negali elgtis. Man tai jie abu labai gražus. Kiek jums metų yra? 18. Kokios pamokos labiausiai patinka? Pynimas, kūno kultūra ir matematika. Ir matematika. Jie mažai pajuto meilės. Taip norėtųsi. Va. Aš jūs labai myliu ir linkiu, kad jums sektųsi gyvenime, kad neatsidurtumėt blogose rankose, prie blogų žmonių, kad suptų jūs tik geri,
gera linkinti žmonės. Ar taip? Taip. O kokias nutarėm, kai jūs draugės turite ieškotis žmonas, kokios turi būti gražios? Tvarkingos, ir švarios, prižiūrinčios. Kur augs jūsų vaikai? Šeimose. O jūs kaip vyrai, kaip tėtės, ką turėsit daryti? Prižiūrėsiu. Ir dar turėsit jiem uždirbti Pinigus. duoną, taip? Ir turėsit išlaikyti savo žmoną, vaikų mamą. O po kiek galvojat vaikučių turėt? Nežinau. Nežinau. Bet tikriausiai abu turėsit dvynukus. Ar taip? Prašant telefoną pabūti. Nepavaigau įsidėjau. Neaišku, kad sako, kad žaidė telefonu ir įsidėjo, bet galėjo ir pasiskolinti. Pilnai tikiu. Ne. Galėjo ir pasiskolinti. Rūpi labai pažaisti, labai įdomus dalykas tas telefonas. O jūs pažiūrėsit, ar mane pažinsit po 10 metų. Tada būsit gyva. Nu. Ar tau čia patinka? Patinka. Ką tu mėgsti čia veikti? Dainuoti. Teisingai dainuoti. Girdėjau, kad tu ir vaidini? Ar patinka čia studijuoti? Patinka, aišku. Ką studijuoji? Baidžiu. Ką jau esate pagaminę? Oi, daug. Suoliukų, spintelį, bet negaminam. Lakstam daugiausiai. Kur lakstat?
Teatras. Nebūna veiktose pamokose. Kodėl? Tingim būt. Bėgiojam labai. Jo, daug praleidžiam. Tai nepatinka mokytis? Tenka, bet labai ilgai reikia sėdėti. Aštuonios pamokos. Per ilgu. Nu. Bet šiaip neblogai gaminat. Neblogai. Bandom gamint kažką. Gamint kažką. Nu. O kaip su išdaigom sekasi? Normaliai. Normaliai. Tęsėte veiklą toliau, ar ne? Ne. Ne? Ne jau. Ne. Žiūrėk, žaidžiu ir man gerai. O, baby. Mačiau, čia daug merginų yra. Ar turite? Ne. 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 Griežtai ne. Kodėl? Ką aš žinau. Nereikia man. Bet smagiau? Aš žinau, gal ir smagiau. Marija. Girdėjau, televizorių buvot nusipirkę. Buvo, bet jau pardavė. O? Už kiek pirkot? Nežinau, už kiek. Už du gal kažkur. O už kiek pardavė? Už 6 ten. Reikėjo pinigų žiauriai. Jau norėjau savo galvą parduoti. O kam tuo metu reikėjo labai pinigų? Ką žinau, kažkam reikėjo, neprisimenu, labai seniai pardavėjau. Marija. Dantys įdėk. Kamonių. Iš drošių gamybai medinį. Ai, ne? Kur? Spėsi. Десять мама дentro só. Į namus? Ne. Vieną vasarą buvom, tai užteko. O kodėl? Ne. Neapsimoka. O tai kas ten neapsimoka, kad nebevažiuoja? Per daug geria. Tai dabar čia reiškia pastoviai ir būna? Jo.
Ar prisimena auklėtis? Nelabai jau. Nelabai jau. Ar traukiat kartais nuvažiuot pasižiūrėti? Nuvažiuosim. Žadam nuvažiuoti. Smalsu vis tiek, ar ne? Aišku, ten visa vaikystė prabėgo. Naurė, ar patinka vairuoti? Taip. Kur norėtum nuvažiuoti? Pas mamą. Naurė!